Per daugelį metų šiame versle aš labai aiškiai pamačiau vieną dalyką. Rinka labai stipriai pasikeitė. Ir man atrodo, kad kartais mes to iki galo net nenorime savo pripažinti. Nes labai norisi galvoti, kad jei daugiau stengsimės, daugiau dirbsime, daugiau kalbėsime su žmonėmis apie produktą, daugiau kviesime, daugiau motyvuosime, tai rezultatas tikrai ateis. Bet šiandien viskas jau veikia visai kitaip, negu buvo prieš 10-12 metų. Ir ne dėl to, kad žmonės tapo kitokie, gal ne dėl to, kad produktas prarado vertę ir tikrai ne dėl to, kad tinklinis marketingas nebeveikia. Aš kaip tik manau priešingai. Šiandien yra labai stiprus laikas tiems, kurie supranta, kas iš tikrųjų pasikeitė ir kurie nebebando augti vakar dienos logiką. Nes šiandien tikrai nebeužtenka būti gera produkto žinovė. Nebeužtenka ir turbo motyvacijos. Nebeužtenka net labai nuoširdaus noro ir tikrai darbštumo. Ir čia man labai svarbi vieta. Nes per savo metus šiame versle aš mačiau tikrai daug nuostabių žmonių. Mačiau moteris, kurios turi širdį, turi vertybės, myli be galo produktą, myli žmonės, turi tikrą norą ir padėti, ir tikrai daro. Mačiau ir stiprias lyderės, kurios geba įkvėpti, geba jungti bendruomenės, geba uždegti. Bet kartu mačiau ir tai, kad labai daug gerų žmonių stringa ne todėl, kad jie silpni, ne todėl, kad mažai nori ar daro, ir ne todėl, kad jų produktas neturi pakankamai paklausos. Labai dažnai tiesiog jie vis dar bando kurti verslą pagal modelį, kuris buvo sukurtas kitam laikmečiui. Aš šiame versle esu daugiau nei 12 metų. Per tuos metus kūriau komandas ne vienoje šalyje – Lietuvoje, Anglijoje, Norvegijoje, Ukrainoje, Lenkijoje ir kitose rinkose. Mačiau skirtingus etapus, skirtingus augimo bangavimus, skirtingus žmonių startus. Mačiau ir labai gražius, greitus pakilimus. Mačiau ir tai, kaip dalis žmonių, nors pradžioje labai užsidegę, po kurio laiko tiesiog iškrenta, pavargsta, pasimeta arba lieka tik su gera intencija, bet be aiškaus kelio. Ir kuo daugiau metų einu, tuo aiškiau matau vieną dalyką. Stipri komanda šiandien neauga vien iš entuziazmo, ji neauga vien iš gero produkto. Ir neauga iš to, kad žmogus yra fainas, nuoširdus. Tam, kad šiandien augtų stipri komanda ir tavo pajamos, reikia 3 labai svarbių dalykų. Matomumo, sistemos ir lyderio brandos. Ir būtent apie tai šiame video noriu kalbėti. Tai, ką matau šiandien rinkoje, aš savyje vadinu nauja partnerystės era. Tai laikas, kai vien gero pasiūlymo nebeužtenka. Kai vieno pokalbio dažnai irgi negana. Kai vien stipriai norėti irgi nebeveikia. Šiandien žmonės renkasi gylį. Jie renkasi ne tik produktą, ne tik marketingo planą, jie renkasi žmogų. Jie renkasi, kaip tu kalbi, kaip tu gyveni tuo, ką sakai, kokią atmosferą aplink save kuri. Ar šalia tavęs aišku, ar šalia tavęs saugu, ar už tavęs yra sistema, ar tu moki ne tik pakviesti, bet ir vesti. Aš labai tikiu, kad kokybiškas produktas išlieka vienu svarbiausių pamatų. Ir būtent todėl tiek metų esu šiame kelyje, būtent aroma versle. Nes man labai svarbu, kad tai, ką siūlau, turėtų realią vertę žmogui. Kad tai nebūtų tik gražūs pažadai. Kad tai būtų kokybė, kurią galima nešti, skleisti ramiai visiems aplinkui. Bet šiandien vien produkto dėja neužtenka, koks kokybiškas jis bebūtų. Žmogui, klientui svarbu ne tik, ką tu siūlai. Jam svarbu, kaip tu taip pristatai, kaip tu gyveni tuo, ką kalbi, kokį santykį su tuo turi pati, kokią sistemą, kuri aplink tą produktą ir kokį pasitikėjimą žmogus jaučia šalia tavęs. Pat būtent čia šiandien ir yra visos industrijos lūžis. Nes anksčiau labai daug kas augo per patį pasiūlymą. Kuo daugiau ne, tuo labiau tau sekasi. Per pakvietimus, per susitikimus, per tiesioginį kontaktą. Ir aš tikrai nenoriu pasakyti, kad tai šiandien nebeveikia visai. Ne, gyvas ryšys visada liks svarbus. Gyvas pakvietimas, bendravimas, užkalbinti žmogų, kurti ryšį visada bus svarbu. Visa tai niekur nedingo ir nedings, bet šiandien vien to nebeužtenka. Kodėl?
Nes žmogus šiandien sprendimą priima visai kitaip negu anksčiau. Žmonės šiandien gyvena visiškai kitame informacinėme lauke. Per vieną dieną žmonės pamato 10 pasiūlymų, 10 veidų, 10 pažadų ir dėl to jų sprendimas šiandien remiasi ne vien tuo, ką tu jam sakai, bet labai stipriai remiasi ir tuo, ką jis apie tave spėjo pajusti dar iki jūsų pokalbio. Ir čia mes prieiname prie pirmo svarbaus dalyko – matomumas. Nes žodis matomumas kartais skamba taip, tarsi čia būtų apie savęs labai rodymą, didelį triukšmą, apie norą būti dėmesio centre. Ir aš labai gerai suprantu, kodėl daugeliui moterų tai nėra natūralu. Ypač toms, kurios turi tikrą gylį, tikrą vertę. Bet jų viduje dar gyva mintis, kad jei produktas geras, jei aš žmogus tikrai noriu padėti, to turėtų užtekti. Kažkada tikrai to pakakdavo. Bet šiandien žmogus labai dažnai priima sprendimą ne tada, kai tu kažką pasiūlai, o tada, kai jau kurį laiką tave stebi, kai jis jau yra tave kažkur pajutęs, pabendravęs, kai jau bent maždaug supranta, kas tu per žmogus, kaip tu mąstai, kaip kalbi, kuo tu tiki, kaip matai gyvenimą, santykį, produktą ir netgi partnerystę. Ir būtent čia matomumas tampa ne apie savęs demonstravimą, o apie tai, kad žmogus apskritai gauna progą su tavim susipažinti, pastebėti tave iš šono. Jeigu tavęs nesimato, žmogus sunkiai supranta, kas tu esi. Jis gali girdėti tave, tavo produktą, gali girdėti apie galimybę, bet tavęs pačios jis dar nejaučia. O šiandien tai labai daug lemia. Nes žmonės ateina ne tik ten, kur geras produktas, jie ateina ten, kur jaučia žmogų, kur jaučia tikrą pasaulį, tikrą atmosferą ir tikrą santykį. Ir aš savo metus tikrai ne kartą mačiau labai stiprias moteris, kurios turi daug daugiau vertės negu parodo. Jos turi patirties, brandos, išminties, ryšį su produktu, tikrą santykį su žmonėmis, bet pasaulis jų beveik nemato. Ir tada jų verslas lieka daug siauresnis negu galėtų būti. Ne todėl, kad jos silpnesnės per mažai dirba, o tiesiog todėl, kad žmonės neturi progos pamatyti ir pajusti. Todėl šiandien aš į matomumą žiūriu labai rimtai. Bet ne kaip į tuščią aktyvumą, daug ten video, ne kaip į pardavimą, kad reikia kažką įkelti, pasirodyti. Man matomumas šiandien yra pasitikėjimo pradžia. Tai erdvė, kurioje žmogus pamažu pradeda suprasti, kuo aš gyvenu, kuo tu gyveni, kas tau svarbu, koks tavo santykis su darbu, su kokybe, su žmonėmis. Ir tada turinys jau nustoja būti tik socialinių tinklų žaidimu, jis tampa pažinties erdve. Kartais vienas sakinys padaro daugiau negu ilgas pardaviminis kažkoks tekstas. Kartais vienas video sukuria daugiau pasitikėjimo negu 10 asmeninių žinučių ir susirašinėjimų. Nes žmonės šiandien girdi ne tik informaciją. Jie girdi ir nori girdėti, kas už jos iš tikrųjų stovi. Ir štai tada labai natūraliai prieiname prie antro dalyko – sistemos. Nes žmogus gali tave pamatyti, gali tavimi susidomėti, gali net labai gražiai užsidegti, užsinorėti. Bet jei po to jis patenka į neaiškumą, tas pirmas geras jausmas labai greitai pradeda sklaidytis. Darbas nueina veltui. Aš per savo kelią mačiau vieną labai svarbų dėsningumą. Žmonės dažniausiai nepasimeta pirmą minutę. Jie pasimeta po starto. Vat tada, kai prasideda tikras darbas. Kol viskas nauja, kol yra emocija, kol daug vilties, atrodo, kad viskas gyva. Bet paskui ateina tikras gyvenimas, ateina tas momentas, kai žmogus lieka vienas su klausimu. O kas toliau? Ir jeigu toje vietoje nėra aiškaus kelio, labai greitai atsiranda kas? Blaškymasis ir motyvacijos kritimas. Todėl man sistema šiandien yra ne kažkoks techninis žodis, madingas. Man sistema yra rūpestis pirmiausiai. Tik brandesnė jo forma. Ne ta, kuri viskas tempia ant savęs, sustiguota, be jausmo, o ta, kuris sukuria žmogui aiškumą, saugumą ir pasitikėjimą. Kai žmogus į komandą atėjęs supranta, kas yra pirmas žingsnis, koks yra antras, ką jam daryti pirmą savaitę, ką svarbu suprasti apie produktą antrą savaitę, ką apie partnerystę,
kur pas ką klausti, kur gauti atramą, paramą, palaikymą, kaip nepasimesti, kur jam nereikia visko išrasti iš naujo nuo nulio. Kai to nėra, labai daug kas laikosi tik ant lyderio asmeninės energijos. Tada lyderis viską aiškina atskirai. Visur reaguoja, viską primena, visur bando palaikyti individualiai, visur jo daug. Vienu momentu tai atrodo labai rūpestinga, labai gražu, labai žmogiška. Ir iš tikrųjų tai gražu. Bet jeigu už to nestovi sistema, ilgainiui lyderis pradeda dusti. Nes tada verslas neauga kaip struktūra. Jis auga tik tiek, kiek tu fiziškai spėji panešti. Ir čia labai daug lyderių save išeikvoja. Ypač geros, atsakingos, tikrai širdingos moteris. Nes kuo žmogus nuoširdesnis, tuo dažniau jis linkęs tempti daugiau ant savęs. Aiškinti iki galo, gelbėti, laikyti ant savęs viską. O tam tikrų momentų jau nebe tampa sistema. Tiesiog vienas žmogus tempia visą didžiulę konstrukciją. Todėl šiandien man tikra komanda prasideda ne ten, kur yra daug registracijų. Ji prasideda ten, kur yra aiškus įvedimas, aiškus mokymosi kelias, aiškus žmogaus sustiprinimas ir aiškus ryšys tarp lyderio, bendruomenės ir struktūros. Nes registraciją galima padaryti iš emocijos, iš įtakos, o komandą iš emocijos išlaikyti labai sunku. Ir tada mes ateiname prie trečio dalyko, kuris viską sujungia, tai yra prie lyderio brandos. Nes matomumas be brandos gali virsti triukšmu, chaosu, kažkokiu tiesiog šiukšlynu. Sistema be lyderio brandos gali tapti šalta. Produktas be brandos, lyderio brandos gali likti tik produktu. O kai atsiranda branda, viskas pradeda jungtis į vieną visumą. Apie lyderystę galima kalbėti labai daug ir kalbama tikrai daug, bet dažnai kalbama daugiau apie išorinį veiksmą, kaip kalbėti, kaip pakviesti, kaip motyvuoti, kaip daryti įtaką dideliai masiai žmonių. Visa tai svarbu, taip, bet kuo daugiau metų dirbu, tuo labiau suprantu ir matau, kad žmonės pirmiausia jaučia ne mūsų technikas, jie jaučia mūsų būseną. Jie labai greitai pajunta, kai lyderis remiasi tik į save ir labai greitai supranta, kad lyderis viduje vis dar labai ieško patvirtinimo. Žmonės jaučia ir jie labai nori to, kai mes kviečiame, bendraujame, dirbame iš pilnatvės. Ir jaučia, kai kviečiame iš trūkumo. Jie jaučia, kokią kryptį demonstruojame ir jaučia, kai mes labai norime visus įtikinti. Todėl man lyderio branda šiandien yra ne apie tai, kad tu viską žinai. Ir tikrai ne apie tai, kad visada jautiesi stipri. Man tai labiau apie vidinę atramą, vidinę ašį. Apie tai, kad tu nebeini į kiekvieną pokalbį su baime, kad tave atmes, kad tavęs nepriims. Neini į kiekvieną kontaktą su slapta įtampa, kad šitas žmogus būtinai turi ateiti. Neini į viešumą su nuolatinė baime, kaip tave įvertins. Tu pradedi veikti ramiai, tikslingai, aiškiai ir dėl to daug stipriau. Ir čia mano akimis gimsta naujos kartos lyderystė. Nauja era tinkliniam marketinge. Ne ta, kuri tik uždega, daug energijos duoda, o ta, kuri gali išlaikyti. Ne ta, kuri gali greitai pastatyti daug. Ne ta, kuri sukelia momentinį efektą, o ta, kuri ilgą laiką kuria pasitikėjimą. Ir kai šie trys dalykai susijungia, matomumas, sistema ir lyderio branda, tada verslas pradeda augti visai kitokią kokybę. Gal ne visada garsiai, gal ne visada greitai, bet daug tikriau ir tvirčiau. Ir būtent dėl to aš šiandien taip stipriai jaučiu, kad atėjo nauja partnerystės era. Man tai labai gražiai susijungia į tai, ką aš vadinu aroma profesija 2.0. Nes čia kalbama jau ne vien apie produktą, ne vien apie aromatus, ne vien apie pardavimą ar komandą atskirai. Čia kalbama apie naują profesinę laikyseną. Apie tai, kad šiandien žmogus, kuris šitą kelią kūrė rimtai, tampa ne tik produkto žinovu.
Jis tampa žmogumi, kuris moka komunikuoti, moka vesti, moka kurti pasitikėjimą, kurti bendruomenę, naudoti šiuolaikinius įrankius taip, kad sustiprintų jo darbą, o ne atimtų iš jo nuoširdumą bei žmogiškumą. Nes šiuolaikinis verslo augimas šiandien jau neatsiejamas nuo turinio, komunikacijos, bendruomenės ir aišku išmanių technologijų bei įrankių. Ir dėl to mums reikia ne tik širdies, ne tik produkto, bet ir gebėjimo dirbti moderniai. Ir čia labai svarbu pasakyti vieną dalyką. Moderniai nereiškia dirbtinai. Moderniai nereiškia šaltai. Ir tai nereiškia, kad dabar viską padarys už jūs technologijos. Kaip tik priešingai. Šiandien technologijos labai aiškiai parodo, kur baigėsi įrankiai ir prasideda žmogiškumas. Taip, dirbtinis intelektas gali padėti greičiau susidėlioti mintis, gali padėti su turiniu, gali padėti su struktūra, daug gali padėti, netgi su idėjomis, bet jis nepakeičia žmogaus svorio. Nepakeičia to santykio, vertybių, nepakeičia ir to, ypač to, ką iš tikrųjų tu neši viduje, savyje. Ir gal todėl man ši tema šiandien tokia gyva, nes aš iš tikrųjų tikiu, kad šiandien galima kurti labai stiprų, labai gražų, labai tvarų tinklinio marketingo verslą. Bet jei jis jau gimsta ne iš vakar dienos modelio, iš kurio augo anksčiau, jam šiandien reikia daugiau sąmoningumo, ramybės, daugiau aiškumo, struktūros, asmeninės brandos, tikro santykio su 3 dalykais – matomumu, komunikacija ir lyderystė. Ir tai, man atrodo, labai gera žinia, nes tai reiškia, kad šiandien laimi ne tie, kurie garsiausi ir ne tie, kurie labiausiai spaudžia ar moka gerai pardavinėti, o tie, kurie kuria iš širdies. Todėl jeigu šiandien kažkur viduje jauti, kad senas modelis tau jau per ankštas, kad nebenori kurti verslo vien per chaosą, triukšmą, vien per nuolatinį pardavinėjimą, galbūt kaip tik dabar yra labai geras momentas sustoti ir pasižiūrėti į viską naujai. Ne per mintis, kad kažko nepadarei, tikrai ne. Ne per bandymą save dar labiau spausti ar tobulinti, o per klausimą. Kokio verslo aš iš tikrųjų noriu šiandien? Kokios komandos aš noriu? Kokia lyderė aš noriu tapti? Ką aš noriu, kad žmogus jaustų, būdamas šalia manęs? Nes nuo šitų būtent atsakymų šiandien prasideda labai daug. Aš tuo labai tikiu, kad galima kurti verslą, kuris būtų šiuolaikinis, tvarus ir paremtas tikrų pasitikėjimų su ta didžiulė prasme. Tikiu, kad galima auginti komandą ne vien įkalbinėjant ar motyvuojant ir tam švaistant daug energijos, o kuriant autoritetą. Tikiu, kad galime derinti kokybišką produktą, stiprią komunikaciją, sistemą, bendruomenę ir būtinai žmogiškumą. Ir manau, kad būtent tame šiandien ir slypi didžiausia galimybė. Todėl jeigu jauti, kad tau laikas pereiti iš seno modelio į naujos kartos lyderystę tinkliniame marketinge, parašyk man. Parodysiu, nuo ko šiandien verta pradėti, kad tavo verslas augtų ne sunkiau, o tikslingiau ir maloniau. Nes kartais reikia nedaugiau pastangų ir tikrai nedaugiau darbo. Kartais užtenka naujo matymo, naujo mąstymo. Nori augti ir tobulėti kartu? Būtinai prenumeruok mano kanalą, spausk laiką ir būtinai pasimatysime kituose video.